Kaip atrodo šokių sezonas ar kursas nuo pradžių iki galo? Kai jau prisijungėte prie šokių bendruomenės, prasideda smagioji dalis – mokymosi procesas. Įprastai šokių sezonas susidaro iš 2 dalių. Tai yra nuo rugsėjo iki gruodžio ir nuo sausio iki birželio. Pradžioje iškeliami tikslai tiek kiekvienam asmeniškai, tiek visai grupiai. Taip pat suplanuojamas treniruočių temos visam laikui. Tai padeda aiškiai suprasti, ko mes siekiame. Pirmieji mėnesiai dažniausiai skirti lengviems baziniams judesiams, ritmo pažinimui bei paprastoms choreografijoms. Naujokai susipažįsta vieni su kitais. Tai lavina koordinaciją, choreografinę atmintį, klausą bei socialinius įgūdžius. Vėliau pereinama prie sunkesnių kombinacijų, choreografijų bei komandinio darbo. Fiksuojamas progresas, pavyzdžiui, filmuojant video. Grupės dažnai pasirodo ir dalyvauja įvairiose konkursuose bei varžybose, kad kitais metais grįžti dar su stipresne motyvacija ir jėga. Mokymosi procesas nėra tik šokiai, tai pasitikėjimo, kūrybiškumo bei komandinės dvasios ugdymas. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas repeticijos momentas tai yra kelias į pasitikėjimą savimi.